Kalvarijų turgus. Kaip čia pasakyti, daugiausia tokie žmonių būna antradienį, šeštadienį, sekmadienį, va taip. A jau trečiadienį, ketvirtadienį, tai pastoviai mažai. Nu, daugiausia pensininkai čia ateina. Nusidirė, nors jiem ir 10 centų. Ir tai kapeika. Bet kad panaikinti turgaus, tai tikrai neverta. Kiti šneka, kad gal, sako, gali uždaryti. Kokia bloga dabar prekybė, nedaug dėvi. Neapsimoka eit. Už turgų sumokėti, o savo nieko neliko. Ant duoną negalima uždirbti. Anksčiau buvo gera prekyba. Galima buvo uždirbti, o dabar galas turgui ir žmonėms galas ateina. Kalbai. Žinokit, turgaus lygis yra labai sunkus. Labai. Turgus nepasikeitė, nu kaip pagal ankstesnį metais, bet jis padarė tokią nuolaidą, tokią netikslumą padarė jisai. Kažkaip, o toks yra pagal ankstesnis, buvo kažkoks jausmesnis toks, viską toks turėjo, o dabar jisai kažkoks tai, o mato, toks tuštuma yra, tokia nejautrumas yra toks, viskas. Ypatingai mes esam nuliniai kažką gatvinį, va, tako žmonės. Esam šito tako. Aš tik tiek skaitau per savo senatvinės polgį, jis turėtų kitą apyvartą turėti, vaizdą kitą turėti. Šitas turgus. Taip, aš skaitau tiek, kadangi jam reikia jau ir vaizdo tą sutikimą, kadangi žiaurokas jis yra.